Mėgau svajot vakarais, kai dangus žvakeles sudegioja, kai įtraukia mėnulio kerai. Vėjas ilsisi, šėlt nebenori. Taip pamėgau išeiti į gatves, ten ramybė pečius apkabina, kol miegelis namo neparves. Aš mintis paganau po žvaigždynos. Aš pamėgau šviesas žiburių, languose ir svyruoklių žibintų. Vaikštinėju, juk laiko turiu, niekas to man negali atimti. Kai grįžtu tuoj mintis, užrašau, kad eilėraščių posmais sugultų. Gerą žodį paskirsiu ir tau, juk draugystė tai laimė ir turtas. Mūsų kurios 1695 metais, po to 300 metų stovėjo apleista. Ir čia užfiksuota prieš didžiąją restauraciją, sumokėtas padarytas 1951 metais. Galim su daiktų. Taip, čia viskas iškesnėjo. Jėzu nenugriūdė. Nu, apie pačią restauraciją jūs sekančiai salėje. Tam korpuse. Ir svečių kambariai. Išleistas ir viskas eidavo tiesiai į ežerą. O rimtiem žmonėm tokių reikalų nereikėjo, vidury žiemos Vytautas Didysis gynėjais reikalo atlikti. Tai buvo naktiponės jo kambariai ir tarnas, kuris taigi tą naktimą išnešdavo, kai Valdovas reikalą padarytų. Greit neišneš, gaus butanko arklydai. Taip, aš labai aiškiai yra Raudondvary. Jeigu iš nuo ežero ateini, toks iškišimas, nežinai kam, pasirodo, ten atidarai lentą, atsisėdė ir tarnautojai, kurie visą dieną stovėdavo, gramdydavo sienas ir valydavo jas. Taip išspręsdavo. Na, čia tiesiog į ežerą viskas nueidavo, tada. Taip. Na, o čia šitoj salėj visa restauracijos istorija. Matot, pagal metus ir pagal žymas salos ir pilies plane, matosi, kur kažkada darbai buvo vykdomi. Visas procesas, restauracijos istorija truko 85 metus. Tai 4 kartus buvo sugriauta pilis? Ne, tiesiog buvo atstatymo, tačiau atstatymo etapai. O kiek kartų sugriauta? Ne, buvo sugriauta vieną kartą. Vieną 1655 metais. Kelintais? 1655. Marsuolis pasidarbavo, priešai vis tie patys. Čia šitos darbos šiek tiek atstatymo etapai yra. Nes trukdė karai, trukdė režimų pasikeitimai, jie yra jų tėvynė Krymas. Jis pagal kilmę tiurkai, truputį išlaiko savo kalbą, bet tai labai maža tautelė, jų vos keli tūkstančiai pasaulyje. Lietuvoje apie 250 dabar. Apie 250. Taip, per visą Lietuvą, Trakuose apie 50. Kaip tik tai Trakų karaimai dar kalba yra jų šiek tiek išlaikė. Ir čia vasarą būna stovyklos, iš kitų bendruomenė atvažiuoja vaikai ir mokys karaimų kalbos. O šitas ant sienos kas? Ta knyga? Čia vedybinė sutartis.
Tai sutartis tarp žmonos ir vyro. Tarp šeimų. Čia nebuvo, kad tarp žmonos ir vyro sudarydavo dvi giminės sutartį. Ką atsineša? Viskas buvo giminės reikalas, ne asmens. Tuo labiau pas karaimus, nes jų bendruomenė, jie neturėjo, pavyzdžiui, visiškai asmeninės žemės nusavybės, žemė priklausė bendruomeniai. Ir už tai jie labai kreivai visą laiką žiūrėjo į bet kokią santuoką už bendruomenės ribų. Praktiškai, jeigu kažkoks žmogus susituokdavo su kitatikiu už bendruomenės ribų, net giminės nutraukdavo su juo ryšius. Aš dar pažinojau porą žmonių, dabar jau amžinatilsį, kurie va taip pat, vienas ypač dukra, jo gerai pažįstu karaimas, jis susituokė su Lenkija, jo giminės praktiškai visi nutraukė su juo ryšius. Tai jau šiais laikais? Šiais laikais palaipsniui leidžia. Nu taip jau, jeigu tas, su kuo yra tuokėsi, priima jų tikybą, bent jau formaliai, nes jiem tiesiog nebėra kur dėtis. Kompleksas Lietuvos pilis ežero saloje. Pilis Lietuvos didžiojo kunigaikščio valia turėjo būti jo sosto vieta. Jam, kaip ir jo sūnui Vytautui, šios pilies menėse neteko puikuotis karaliaus karūna. Nors prieš 600 metų būtent šioje pilyje buvo rengiamas didžiausiam valstybės gyvenimo įvykiui – Vytauto karūnacija. Tačiau iš Romos gabenama karaliaus karūna Lietuvos taip ir nepasiekė. Manoma, kad Vytauto pusbrolis Jogaila pasistengė, kad giminėje nebūtų dviejų karalių. Jogaila tuo metu karaliavo Lenkijoje. Neužilgo Vytautas didysis pasimirė. Po jo mirties pilis neteko savo gynybinės reikšmės. Ji buvo tik Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija. Ilgainiui pilis ėmė nykti. Grančius mūrus ir akmenų sienas miestelėnai naudojo savo būstų statyboms. Iki šių dienų kalbama, kad iš pilies yra pažyminis didelis veikėjai, ypač šios Gedimino pilies. Šiandien tai būtų išties įspūdinga kelionė. Įsivaizduojate, 30 km po žemę.
priešais Beržų ragą yra kita 40 metrų šventoji gelmė. Iškart už šventosios gelmės ežero atabrate, prie pat Melnų, maždaug 8 metrų gylyje yra povandeninis skulptūrų parkas. Skulptorius Andrius Lik sukūrė ir ežero dugne įrengė deivių ir dievų galvų skobtų iš ąžuolo skulptūras. Ežero gelmėse smalsaujantys narai visada atsisėda į ąžuolinį vyriausiojo pagonių šventiko Krivių Krivaičio sostą. Sakoma, kad Krivis Rimgaudas, paskutinysis pagonių šventikas, turėjęs krištolinius rūmus po Salos pilimi ir dabar gyvena ežero gelmėse ir laukia krikščionybės pabaigos. Lietuviai iki krikšto buvo pagonys. Skulptorius Andrius Lik sako, kad Galvės ežeras neims aukų tol, kol tos jo sukauptos skulptūros stovės virš šventosios gelmės. Beje, o kodėl ežeras vadinamas Galvės vardu? Žmonės kalba, kad yra buvę metų, jog ežeras nepasiimtų aukos, kalvos. Ir nors apie Trakus daug ežerų, tačiau Galvės ežeras kiekvieną rudenį užšąla paskutinis, o pavasarį ilgiausiai išlaiko ledą. Pasak legendos, Galvės ežeras užšąla arba atšyla tik gavęs galvą. Žmogaus, paukščio ar gyvulio. Tas galvas pasiima pagonių dievai, norėdami sužinoti, ar dar nepasibaigė krikščionybė. Myliu aš paukščio skrydį lengvą ir debesis tartum pūkus, ant obelies senosios šarmą ir sniegu padengtus laukus. Myliu ton žydrau aukštą dangų, lyg begalybės jį myliu ir snaigę krentančią ant rankų, kol ji pavirsta lašeliu. Ir žvilgsnis skandinu į tolį, į horizontą tolumoj. Mylėk ir tu, mylėk kaip moki, ar šurmulį, ar vienumoj.
Iš viso buvo iškelta virš 140 sodybų ir būtent prie marių yra pastatytas paminklas ir ten išrašyti visi kaimai, kurie buvo iškelti. Elektrėnų, apie tą skulptūrą. Marius yra dirbtinis tvenkinys, suformuotas 61 metais užtvenkus Strėvos upę. Čia Strėva teka ten pakankamai jinai čia buvo plati, va toj vietoje užtvenkė. Taip, apie Kaminą pasakoja, apie kad tai buvo čia ledo rutulys, sostinė skaitė šitą miestą, nes tais laikais, kada mes buvom jauni arba vaikai, čia būdavo vaikų pramogų centras, į kurį veždavo kaip į naujieną kokią. Pionierius. Pionierius. Ir dar paminėsiu apie, dabar buvome Švenčiausios mergelės Marijos kankinių karalienės bažnyčioje. Yra viena iš moderniausių Lietuvoje su įspūdinga į viršų kylančią arką, iš kurios nusileidžia, taip gražiai ten sukomponuota viskas. Ir dabar važiuojame, čia veikia tas, kaip minėjau, garsusis parkas, vaikų pasaulis, dabar jo vietoje yra atnaujintas parkas, pasivaikščiojimas prie vandens. Mes dabar vykstam dar pasivaikščioti po tą parką, nes laikas yra toksai dalykas, kad daug ką ištrina, daug ką pakeičia. Apie elektrinę irgi pasakojau Šiluminę, kuri neištisai dirba ir priklauso Ignitui. Ir įvažiuojam dabar į centrą. Taip, va čia kultūros centras. Mes čia buvom chorų festivalyje. Taip, va, matot kaip gražiai. Taip, taip, nes vienas irgi iš tokių ant kaimų pastatytas lygioj vietoj. Pastatytas darbuotojams pradžiai. O Angelikų bažnyčia, matau. Ir čia buvo ta didžiulė poilsiavietė ir va čia mes jau privažiuosim, kad pasivaikščioti. Buvo tas gražiausias apžvalgos bokštas buvo. Ir žvilgsnį skandinu į tolį, į horizontą tolumoj. Mylėk ir tu mylėk kaip moki, ar šurmulį, ar vienumoj. Ir žvilgsnį skandinu į tolį, į horizontą tolumoj. Mylėk ir tu mylėk kaip moki. Ir žvilgsnį skandinu